mažoji architektūra būtent padės formuoti mūsų savitą Vilniaus miesto stilių, kalbant apie kitus miestus esančius regione. Ir būtent mes buvome įdėję į sąlygas, kad įmonė, kuri laimės konkursą, nesvarbu, koks jos yra prekinis ženklas, kuriuo jinai veikia kitose valstybėse, turi išlaikyti lietuvišką prekės ženklą. Tai šiuo atveju Lietuvos spauda. Ir manau, kad yra geras ženklas arba gera pradžia, kurią mes planuotume taikyti ir ateityje. Kad mūsų žinomi istoriniai prekiniai ženklai išliktų, kioskai gaminami Lietuvoje, tai reiškia, vėlgi mes kūrėme darbo vietas Lietuvoje. Taip pat šie prekybos, kai kurie kioskai arba paviljonai turės papildomai integruotus tualetus. This year we're gonna change 18 of them. Ir šiais metais bus pakeisti 18 mūsų kioskų, iš jų bus 8 paviljonai ir 10 kioskelių. O kitais metais atnaujinsime ir kitas prekybos vietas. Taigi Vilnius bus savito stiliaus ir rafinuotas miestas.